Labą dieną, mėly kolegos, gerbiami svečiai, dalyviai. Dar vienos kasmetinės mokslinės konferencijos skirtos Immanuelio Kanto idėjų, filosofinio paveldo studijoms ir tyrimams, kuriuos inicijuoja jau keletą metų būtent Klaipėdos miesto Immanuelio Kanto viešoji biblioteka. Ir visą tai to nebūtų be gerbiamos šios bibliotekos direktorės, iniciatorės, idėjų generatorės Bronislavos Lauciuvienės, kurios labai maloniai prašome tarti sveikinimo žodį ir atidaryti šią konferenciją. Būkit pasveikinti, gerbėmieji konferencijos dalyviai. Miela matyti pažįstamus veidus. Džiugu žinoti, kad prieš 5 metus gimęs pasiryžimas skleisti Immanuelio Kanto idėjas neužgeso, o kasmet plečiasi, įgyja naujų sumanymų. Pradžia buvo Immanuelio Kanto vardo suteikimas bibliotekai, po to rūpestis ir pareiga įprasminti šį vardą. Puikiai supratome, kad nuolatos turime kalbėti, jog Klaipėda Kanto protėvių miestas, kad čia yra jo giminės šaknys, kurios turi lietuviškų pradų. Galvojame, kad tinkamai išreklamuota ši žinia suteiktų miestų pridėtinės vertės ir trauktų turistų. Visus šios metus dirbome kryptingai. Rengėme metinės Kanto idėjams skirtas konferencijas. Šis darbas mus labai suartino su Klaipėdos universitetu. Įgyvendinome 3 Lietuvos kultūros departamento remiamus projektus. Rengėme pažintinės ekskursijas Kanto protėvių takais, kalbėjome apie jų ryšius su miestu. Jaunimui sukūrėme interaktyvų žaidimą Pabėgimo kambarį. Jiems priimtiną formą pateikime informacijos apie filosofą ir jo idėjas. Visa tai buvo paruošiamieji darbai, ruošiantis paminėti 300 metų Immanuelio Kanto gimimo jubiliejų. 2022 metų sausyje bibliotekoje susirinko suinteresuotų asmenų grupė, pasiūlė savas idėjas, išrinko iniciatyvinę žmonių grupę atsakingą už jų įgyvendinimą. Neužilgo buvo sudaryta ambicinga programa. Šiandien, likus nepilniems metams iki jubiliejus, galiu pasakyti, kad svarbiausi sumanymai bus įgyvendinti. Mes manėme, kad nenugriaunamas paminklas Kantui būtų knygos apie jį ir jo protėvius ryšių su Klaipėda parašymas. Šiam sumanymui įgyvendinti biblioteka paskelbė konkursą. Buvo sukurti knygos leidybos konkurso nuostatai bei sudaryta vertinimo komisija, kuri iš 3 pretendentų nugalėtoją išrinko Jūratę Sučylaitę. Su džiaugsmu pranešu, kad talentingai parašytas rankraštis guli ant mano darbo stalo. Esu tikra, kad biblioteka 24 metais sugebės išleisti šią knygą ir su pristatymais įkeliaus po Lietuvos miestus ir miestelius. Nuolatiniai konferencijų dalyviai pastebėjote, kad šiandieną renginys vyksta neįprastinėje vietoje vienam iš padalinių Turgaus 8, bet čia, Vienuolio 9. Tai yra todėl, kad ten įrenginėjama Kanto gyvenimo, kūrybos, jo giminės ryšių su Klaipėda parodymų ekspozicija. Išdrįsk būti protingas. Gaila, kad Seimas nepatenkino mūsų prašymo 24 metus paskelbti Immanuelio Kanto metais. Susirūpinimą kelia ir aptriušęs bibliotekos fasadas, ant kurio užrašytas garbingas vardas. Daug kartų įvairiais lygiais bandėme spręsti šią problemą, tačiau reikalai nepajudėjo iš vietos. Vilties suteikė tai, kad naujoji miesto valdžia didelį darbą atlieka, gerindama miesto įvaizdį, ir tikimės, kad laiku išspręsės šią problemą. Visi mano įvardinti darbai nebūtų įgyvendinti, jeigu su biblioteka ranka rankon nedirbtų miesto šviesuoliai. Aktyvūs bibliotekos rėmėjai Rimantas Cibauskas, Arvydas Juozaitis,
Jovita Saulėnienė, Ernesta Mautukienė, Antanas Stanevičius. Nuoširdus jums ačiū už buvimą kartu ir už tokį atsidavusį darbą. Tokių iškilių asmenybių buvimas šalia mums suteikia drąsos ir užtikrina sėkmę. Taigi, tiek aš norėjau padaryti tokią trumpą ataskaitą, kaip mes čia gyvenam, ką mes veikėme, kai mes ruošėmės jubiliejui. Noriu visiems palinkėti darbingos įdomios konferencijos ir ačiū labai už dėmesį. Dėkui, direktorė. Taip pat maloniai kviečiu sveikinimo žodį tarti ir Klaipėdos mecenatą, bibliotekos rėmėją Raimondą Cibauską. Ačiū labai. Tai labą dieną, gerbiami konferencijos dalyviai, jau direktorių minėjo ir aš džiaugiuosi, kad visi darbai, kurie buvo numatyti, tiesiog vykdomi. Ir aš manau, kad be tokio nuostabos viešosios bibliotekos kolektyvo ir jos direktorės turbūt būtų neįmanoma. Aš džiaugiuosi, kad mūsų visuomenininkai, kurie irgi čia susirinkę, iš tikrųjų labai aktyviai prisideda. Ir manau, kad ta konferencija mokslinė jau penktus metus organizuojama, tai aš manau, kad jau tą egzaminą išlaikė. Ir iš tikrųjų Klaipėda jau turi vieną dar naują gražią tradiciją. Bet svarbiausia turbūt, ko mes galim turbūt jau didžiuotis ir jau didžiuojamės, tai gerbiamos Jūratės, reiškia, nuostabių kūrinių, tai apie Emanuelį Kantą, nes aš manau, kad Klaipėdoje daug kas klaipėdiečių turbūt nelabai žino tą santykį tarp Kanto ir Klaipėdos, o Lietuvoje tai jo labiau ir būtent tam naujam kūriniui, kuris aš manau, kad bus vienas iš populiariausių ir geriausių knygų ateinančių metų. Tai būtent ten yra labai geras santykis parodytas Klaipėdos miesto ir Kanto, ir lietuvių kalbos, ir Kanto. Ir aš manau, kad tai bus didelė dovana Klaipėdai visai Lietuvai, nes šie metai, kaip ir žinote, yra jubiliejiniai, 100 metų, kai Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos. Tai aš manau, kad šitas Jūratės knyga, tai bus irgi tokia tam tikra dovana visai Lietuvai. Tai aš džiaugiuosi ir man iš tikrųjų nuostabu dirbti su tokiu kolektyvu, kad, kaip ir jau direktorių minėjau, visi darbai, kuriuos mes buvom suplanavę prieš 4, prieš 3, prieš 2 metus, jie tiesiog yra vykdomi. Tai visos yra smagu ateiti ir palaikyti tokį kolektyvą. Tai, o man, jeigu buvo paminėtas mecenatas, tai iš tikrųjų visos yra malonu paremti tuos projektus, kurie iš idėjos tampa kūnu. Ačiū labai jums. Kalbant oficialiai, skelbiame konferenciją atidarytą ir trumpai pristatysiu konferencijos eigą. Tai mes išklausysime keletą pranešimų pagal programą. Kiekvienam pranešėjui skiriamos 15 minučių ir pasibaigus pranešimų oficialiai sekcijai, tuomet turėsime kavos pertraukėlę, planuokime apie 12:30 laiką. Ir toliau maloniai kviečiame dalyvauti atviroje viešoje diskusijoje apie šiuolaikinę visuomenę ir Kanto idėjas. Ar jas priimti ir kiek jos priimamos, ar reikėtų kai kurias atmesti. Tai maloniai kviečiame pasisakyti šiais klausimais. Na, o pirmasis mūsų pranešėjas yra kunigas Reinholdas Moras ir jo pranešimo tema Kanto dvasingumas ir bažnyčia. Tai maloniai prašome jūs eiti. Filosofas gimė Karaliaučiuje 1764 balandžio 22. Tėvas pentinų dirbėjas Johanas Georgas, mama Ana Regina, taip pat buvo pentinų dirbėjo dukra iš Niurnbergo. Ta diena Prūsijos kalendoriuje buvo minima Emanuelio diena, todėl ir būsimas mąstytojas buvo pakrikštas Emanuelio vardu, kuris labai gražiai verčiasi lietuvių kalbą Dievas su mumis. Kantų šaknis Klaipėdos krašte yra nuo prosenelio laikų, senelis gyveno Klaipėdoje, vertėsi pentinų dirbimo amato, šeima lankė Jono bažnyčią. Jų sūnus iškeliauja į Karaliaučių, kur taip pat vertėsi pentinų dirbėjo amatu. Emanuelio protėviai tėvai buvo evangelikai liuteronai. Šeima gyveno pietistinio judėjimo dvasioje. Jis pasižymėjo pamaldumu, tam tikro gyvenimo griežtumu. Visą tai nuo mažens formavo ir būsimo mąstytoją.
Jaunuolis pagarbiai atsiliepė apie pietistus, tėvo asmenyje jis matė dorą, teisingą, krikščionišką, moralę pasižymintį pietistą. Ypač tai atsispindėjo tėvo santykiuose su kitais žmonėmis. Geras šeimos draugas kunigas Šulcas ragino tėvą sūnų leisti į mokslus. Imanuelio Kanto tėvas norėjo, kad sūnus studijuotų teologiją ir taptų kunigu, tačiau jaunuolį traukė kiti dalykai. Jis domėjosi poezija, fizika, matematika, filosofija. Būtent tai nulėmė būsimo mąstytojo ir filosofo gyvenimo kelią. Imanueliui Kantui buvo svarbus būties ir sąmonės dėsniai. Jam rūpėjo žmogus. Viso to tikslas, kad žmogus taptų žmogiškesnis. Žmogaus problema buvo viena iš pagrindinių Imanuelio Kanto filosofinios ieškojimus. Jis buvo tiesos ieškotojas, visą gyvenimą ieškodamas atsakymą į klausimus, ką žmogus, kodėl čia gyvenu, kokia šios egzistencijos prasmė. Tuo pačiu ugdė savo dvasingumą. Negalime sakyti, kad Kantas atmetė tikėjimą ar Dievą. Jo požiūris į daugelį dalykų buvo kritinis, tačiau Kantą skaityti ir persprasti nėra paprasta eiliniam žmogui, bet vis dėlto tai yra naudinga. Bandykime paskaityti. Grynojo proto kritikoje Kantas kėlė mintį, kad dorovės dėsnis apskritai žmogaus moralinis gyvenimas tegalimas pripažinus tris sąlygas – valios laisvę, sielos nemirtingumą ir Dievo buvimą. Nors teoriškai tai sunku įrodyti, bet reikia gyventi taip, tarsi būtų įrodyta, sako Kantas. Kantas daug kalbėjo apie dorovę, pareigą, atsakomybę. Toks jis buvo ir savo gyvenimu. Daug dirbo, nesivaikė garbės, didžių pinigų. Iš savęs ir iš kitų reikalavo moralinių ir dorovinių žmogaus poreikių. Tai nulėmė Kanto gyvenimą, kad jis visą laiką praleido karaliaučiuje ir ten mirė. Pats dorovės šaltinis pagal Kantą ne valstybė, ne viešoji nuomonė ir ne bažnyčia, bet pats žmogus. Dorovinis dėsnis žmogui neprimestas iš šalies, jis kyla iš žmogaus proto. Bronius Gencelis rašė, kad mąstytojas suformavo teorinius moralinius principus, iškėlė atitinkamas dorovės reikalavimus. Praktinio proto veikale Kantas sako, tikėjimas tuo, nors ir nepažintinėmis priemonėmis ir nepagrindžiamas esas būtinas žmogaus poreikis. Kanto pasisakymuose daug kur nuskamba teologiniai motyvai, jo filosofija artima teologijai, jas gvildenamos panašios mintis. Kalbama ne tik vien apie Dievą, bet apie žmogų, jo moralę, dorovę, šventumą ir jo misiją žemėje. Imanuelis Kantas sakydamas manė, kad šventumas esas idealas, kuris gali būti pasiekiamas begalinė dorovė ne tik žemiškam žmogaus gyvenime. Juk ir bažnyčia, skelbiančios šventaisius asmenys, neskelbia jų iki mirties. Tik mirę jie gauna šį titulą. Kantas teigia, kad žmogus savo jėgomis negali pasiekti dorybės ir laimės susijungimo, kurio tai būtino reikalauja dorovės pobūdis. Reikalingas kitas šio moralinio teisingumo laidas – Dievas. Šitaip tampantis praktinio proto rezultatu. Kalbėdamas apie laisvę, mąstytojas nesako, kad kaip šiandien madinga sakyti, kad laisvė tai daryti ką nori, kaip nori ir kur nori. Anot Kanto laisvės etikos požiūriu nesavivalė. Asmenybės dorovinės laisvė yra pareigos, įsipareigos įsisąmonimas ir vykdymas. Laisva valia turi būti pajungta dorovės dėsniams. Tam puikiai tinka Šventojo rašto žodžiai. 1 Korintiečiams 10:23 viskas valia, bet ne viskas naudinga. Arba Romiečiams 12:2. Ir nepamėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Kantas teigia, kad žmogui atsidavusių tik malonumui, be proto ir moralės gyvenimas neturi jokios vertės. Gyvenimo einant link saulėlydžio, Kantas užrašinėja tokias mintis apie Dievą. Kas yra Dievas? Ar yra Dievas? Dievas tai asmenybė turintis visas teises, kurių atžvilgiu niekas neturi tokių teisių. Kantas buvo ir pedagogas, dirbęs mokytoju. Jaunosios kartos moralinis auklėjimas jam buvo irgi svarbus. Jis patarė neskubėti pradėti lytinius santykius, bet laukti, kol jis galės vesti. Laiminga santuoka atpildas už dorovingą gyvenimą.
Šios ir kitos mąstytojų mintys šių dienų požiūrį į lytinį švietimą ženkliai skiriasi nuo to, kas šiandien sakoma ir kuo anksčiau apie tai reikia kalbėti, ne tik iki mokyklinės vaikų grupės. Šių požiūrių Kanto mintis neprieštarauja to, ko moko bažnyčia. Kanto dvasiniam gyvenimo keliai buvo neatitikimų su bažnyčia. Skiriasi. Jo požiūris buvo filosofinis, tai proto religijos suvokimas ir religinio pamaldumo suvokimas. Bažnyčia buvo suformavusi savo standartus ir religinio pamaldumo suvokimą. Bažnyčia turėjo savo mokymą, ir kai kas Kantui nepatiko. Anot Kanto religija moko, kad žmogus viliasi, kad Dievas gali padaryti jį laimingą, nors jis pats nepasidarys geresnis. Tai reikia tik Dievo paprašyti. Tai toks principas aš tau, tu man. Tačiau taip gali atrodyti žmogui, kuris į tikėjimą žvelgia formaliai, apeigas atlieka formaliai. Tai lyg koks vartotojas. Jei visame tame nebus žmogaus širdies, nebus ir jokių gerų permainų. Jau citavau apaštalą Paulių romiečiams, būtinas pasikeitimas, tobulėjimas ir šventėjimas. Gal daugelio tuo metu krikščionių kunigų ir parapijiečių gyvenimuose mąstytojos to ir nematė. Tokių krikščionių ir šiandien yra apstu. Proto religija pagal Kantą tai grynas tikėjimas gėriu, savo moralinėmis potencijomis. Tai doro gyvenimo būdo religija, kuri įpareigoja vidujiniai tobulėti. Dvasininkas joje kaip auklėtojas, o bažnyčia susirinkimo vieta pamokymas. Bet jau tokios mintis nesvetimos ir biblinėms pasakymams, pavyzdžiui, 1 Jono 3:6. Kas tik gyvena jame, tas nedaro nuodėmių. Arba Jokūbo 2:17. Taip pat ir tikėjimas, jis neturi darbų, iš savęs yra miręs. Immanuelis Kantas savo filosofiją suformulavo 3 garsius klausimus, kurie jo nuomonė apie visus dvasinius žmogaus interesus. Ką aš galiu žinoti, ką aš privalau daryti, ko aš galiu tikėtis. Tai teorija, praktika, o kartu sudėjus tai teorija ir praktika. Žmogaus kaip individo, kuris turi kurti gėrį kultūrą. O ar šios tiesos kaip nors prieštarauja bažnyčiai? Žinios būtinos norint žinoti, kuo tikėti. Ir Martynas Mažvydas išleidžia knygą Katekizmą ir rašo, pradžioje imkit mane ir skaitykit, ir taip skaitydami permanykit. Taigi reikalingi ir darbai, praktinis tikėjimo patvirtinimas. Galiausiai tikimės, kad mūsų tikėjimas ir darbai susilauks įvertinimo. Kantas taip pat neatmeta pomirtinių atlygių vilties. Anot jo turime elgtis taip, lyg anapusiame pasaulyje tavęs lauktų atpildas. Kantas rašė, be tikėjimo būsimuoju gyvenimo neįmanoma jokia religija. Kantas buvo savotiškas karaliaučiaus reformatorius. Kai kurių palyginimas lyginamas su Martinu Liuteriu, nors neįkūrė jokios bažnyčios. Bet jis turėjo daugelį pasekėjų, nes buvo tam tikras tikėjimo simbolis. Tai liudija ir jo mirtis, nors testamente buvo nurodyta, kad jis turi būti palaidotas po 3 dienų, paprastose kapinėse, tačiau su Kantu buvo atsisveikinta daug dienų, keletines savaičių, vėliau karstas buvo nešamas per miestą, lydėjo studentai ir didžiulės minios. O palaikai atsigulė šalia katedros šiaurinėje pusėje, kur buvo laidomi profesoriai. Vėliau mąstytojui buvo pastatytas biustas, iškaltos ten eilės. Čia pagerbtas išminčius, ilsis nūnai. Jaunuoli pagalvok, kai nemirtingas būtų. Kapas išlikęs iki šių dienų, galbūt, aš savaip čia traktuoju, Kantas išsaugojo ir pačią katedrą nuo sugriovimo, nes kaip nutiko su karaliaučiaus pilies liekanomis ir kitų bažnyčių likimus. Kantas bendravo, diskutavo su teologais įvairiomis temomis. Jo mintis žavė rusų rašytoją Tolstojų, kuris dėl savo kritinių minčių buvo taip pat bažnyčios atskirtas. O Martynas Liudvikas Rėza, profesorius kunigas, kurio rūpesčių dienos šviesą išvydo Donelaičio metai, savo teologinį laipsnį atsigynė už mokslinį darbą apie šventųjų knygų moralės aiškinimus pagal Kantą 1807 metais. Nesuprantu, kodėl Kantas atmetė pagrindinį liuteronų bažnyčios doktriną apie malonę. Galbūt labiau gilinusi į savo pastangas ir savo darbus, nes tai dažnai pabrėždavo.
Galbūt jo paskutinės ir gyvenimo dienos būtų netokios liūdnos, nes rašoma, kad jis vakarais jį apimdavo nerimas, o naktimis kankindavo košmarą. Aš kaip buvau šverlis. Esu matęs daug tikinčių mirčių, kur išeidavo su ramybė, su šypsena ir malda. Ir net pats kartais pavydėdavau tokiems mirštantiems, sakau, taip norėčiau numirti. Ir ką sako paties Kanto mintis? Turėjo pašalinti žinias, kad atsirastų vietos tikėjimui. Kantu domėjosi ir domisi šiandien daug žmonių, jis padėjo pamatą šiuolaikiniai filosofijai. Jis iškėlė klausimą kartu ir bažnyčiai, žmonėms, kurie vadovaujasi tikėjimu. Ar viskas gerai tarp to, ką mes mokome ir tarp to, kaip mes gyvename. Ačiū už dėmesį. Labai dėkoju Martinau kunigui už pranešimą ir kitas mūsų pranešėjas yra daktaras Arvydas Juozaitis. Prašome, vieta jūsų. Tokia paradoksali jausena, kas kart jau 5. kartą, kai mes renkamės direktorės iniciatyva sukurtoje konferencijoje, vis sunkiau šnekėti apie žmogų. Vis sunkiau. Dabar žiūriu į Kantą, šita knyga tarp kito Irlico išleista 10 metais Štutgarte. Labai nesunkiai įsigijama dabar internetu, nebrangiai reikėtų bibliotekoje turėti. Čia ko gero geriausiai, nes čia ir gyvenimas ir darbai sukoncentruota. Ir mes matom šitą veidą. Matai visiškai atvirą veidą, be jokio irizelio, be pykčio, be pergalės siekio. Kaip ką tik tai sakė kunigas, susitaikymas su viskuo, malonės atmetimas, bet yra Kanto nykis toksai, idėja fiks, kad pagrinde žmoguje, jeigu viską nukaposi kaip medžių visas šakas, kamienas, stiebas liks pareiga būt žmogumi. Ir štai šitą pareigą ir jaučiasi, netgi veidą žiūrint. Aš paskui, kai baigsiu, aš parodysiu kitus veidus ir suprasit, kaip įvyksta arba vyksta degradavimas. Ko gero, Kanto laikais išgyventas tas jau pats aukščiausias vakarų civilizacijos laipsnis, kai išsigrynino vis dėlto, o ką žmogus veikia šioje žemėje. Laimė siekia. Amerikos konstitucija tuo pačiu metu, kai Kantas kūrė 76 metais. Rašo, prigimtinis laimės siekimas yra žmogaus gyvenimo tikslas ir turim siekti laimės, arba čia tiek interpretuoju, taip kaip mes įsivaizduojame. Dabar grįžtant prie Kanto, du svarbiausi veikalai 1785 ir 1793. Tas yra moralinės metafizikos pagrindai, metafiziten. Ir taip pat religija vien proto ribose, jie kaip tik ir tai paliudija, kad žmogaus aukščiausia fromikait arba religingumo būsena yra innerlichkeit, reiškia viduje jinai. Apie Dievo buvimą mes galim tik nuspėti, bet savo to pareigos supratimu, kad žmogus turi kilti nuolatos Dievu, jisai užbaigia praktiškai tuos du savo garsiausius teiginius, pasako, kad vidaus moralinis įstatymas ir žvaigždės arba žvaigždėtas dangus, tai yra du pamatai ir viskas. Tai link žvaigždžių kylam turbūt su to savo moraliniu įsipareigojimu ir vidinio tobulėjimu. Kantas leido tik vieną tokią malonumo rūšį – poilsį po rimto darbo. Tada gali patirti malonumą. Ką mes matome vėliau? Po 100 metų maždaug ateina Nyčė. Ir dabar žiūrėkime į Nyčę, sekantis šitas paveiksliukas. Paveikslas, žmogus jau ant išprotėjimo ribos, iš tikrųjų jau ir akis tau sako, čia maždaug 1882 metų jo paveikslas, nuotrauka. Kaip žinom, Nyčės paskelbimas, kas yra žmogus, tai valia. Bilės ir macht ir visos atmainos tos valios, netgi žmogaus valia keisti, atsisakyti
kalbos taisyklių, mokslas yra valia. Kitaip sakant, žmogus atėjęs į pasaulį daro tai, ką Marksas ir pasakė, neaiškinti, o keisti. Praktiškai tai psichologinė marksizmo filosofija per Nyčę atėjus į vakarų pasaulį, na ir iki to, kad Dievo nėra, viskas leistina, arba žmogus tai yra įveiktas žmogus, ubermenšas, nu aišku, jeigu nebėra nieko, tai žmogus gali būti ir viršžmogis, antžmogis. Nyčės atradimas, aišku, šiurpino visus, bet kadangi atėjo nuosmukio laikas, persisotinimo civilizacija, apskritai mes turim turėti galvoje, kad mes dabar šnekam apie žmogų arba žmogaus prasme vakarų civilizacijos rėmuose. Kitose civilizacijose, kiek jau vakarai sugebėjo, sukurdami institucijas pasaulinės ar technologinę civilizaciją, kiek sugebėjo, tiek įdegė, bet matom, kas dabar darosi, kad tai nereiškia pergalės. Taigi vakarų civilizacijos nuosmukis su ta, na, iš tikrųjų Romos sindromo įtaka, kad pergalė tai yra žmogaus prasmė, pergalė visom prasmė. Kodėl taip yra šeimos, kadangi šeimoje kažkas turi nugalėti, kažkas turi imti viršų, neimi viršų išsiskiriam. Ir po šiai dienai tas pats. Tai tos trys žmogaus jėgos, dauginimosi, gyvybės palaikymo ir dominavimo, praktiškai civilizacijų vakaruose, kai yra užtikrintos pirmos dvi, koncentruojasi į pergalės. Tai yra vakarų ir Romos imperijos paskutiniais šimtmečiais ta pati taisyklė. Ir Nyčė šitą parodė, kad svarbiausia nugalėti. Bet Nyčė buvo ypatingas to, kad tą visą nugalėjimo arba žmogaus didybės sindromas išgyveno labai asmeniškai. Jisai visur kankinosi pats. Jau vien paskaičius knygą Kodėl arba Kada verkia Nyčė, jinai čia populiari yra dabar Lietuvoje, Jalovo knyga. Tai matai, kad iš tikrųjų jisai išgyveno pats, jisai neužkrėtė žmonių šitą pergalės sindromo jėga, dėl to jisai praktiškai ir baigė paskutinius 12 metų jau prikaustas prie patološio, praktiškai prie išprotėjimo ribos, čia maždaug apie, štai kaip kalbėjo Zaratustra rašymo metu tą nuotrauką padaryta. Ir mirtis tokia, kaip žinom, baigėsi tuo, kad praktiškai Hitleris, perimdamas Nyčės tą pergalės ideologiją, čia dabar ne šitą, nu, šitą duokit pradžio Hitlerį. Šitas žmogus, matot, Nyčė dar yra kančia, dabar yra jau bukas žvilgsnis, tai yra ta kančia, aš atpažinsiu visus. Ir nemat, aš parinkau su ta simbolika fašistinė, reiškia pergalės arba žmogaus didybės supermenšo jėga turi būti primesta visiems. Nu ir iš to katastrofa. Tai yra viskas, kas tą liudija. Tai yra jėga, bilė zur Macht, jau nebe man save kankinant ir įrodant, koks aš esu žmogus, ką Nyčė darė grinai individualistiškai, dėl to ir ta egzistencinės filosofijos pradžia matoma jo nuostatose. Bet čia jau mes tą eksperimentą padarysim su visa žmonija. Ir iš karto matosi fizionomika, tarp kitko, Giotės laikų, niekur nedingus. Tu gali pagal fizionomiją daug ką pasakyti. Kad aš laimingas to, kad jūs kankinatės. Dabar grįžkim prie Gorkio. Tarp kitko, žiūrėkit, matot panašumą tarp Nyčės ir Gorkio. Ir sąmoningas panašumas, šukuota taip pat, parodykit atgal vieną. Ne, čia į priekį sudėta atgal. Va, šukuota šukuosina ta pati tik pusai, šiek tiek menkesni, nes tuo metu buvo lėta mada. O Nyčės laikais buvo galima tos ūsus, šiek tiek kepurę pasidaryti ant veido. Čia šiek tiek kitaip, bet Gorkio atveju ir jisai tą sąmoningai įnešė į marksizmą ir paskui Leninas labai už tai gerbė, kad jisai darbininkų jėgos jėgą, tai sukoncentravo į klasės jėgą, reiškia. Ir dabar aš pateiksiu jums citatą, kuri tiesiog tarybiniai mokyklai buvo teikiama kaip žmogaus išaukštinimo
frazė, atsinot kaip skamba jinai? Žmogus tai skamba išdidžiai. Bet dabar atsiverskime šaltinį, kur tas pasakyta, dugne, 1902 metai. Pasako Satinas, kuris pats save apibūdina taip. Жулик, убийца, шулер, ну да, на улицу выйду, люди тогда шарахаются. Я же жулиkas, šuleris, žmogžudys, aš esu, jis apie save sako, tą pjesę. Toliau aš dabar jau lietuviškai. Nu, когда я пьян, мне все нравится, nu ir taip toliau, o dabar lietuviškai. Kai esu girtas, man viskas patinka. Taip, jis meldžiasi čia apie Lukatą senuolį, kuris pamaldumą laiko ir atlaidumą žmogaus aukščiausiam savybėm. Ne. Nuostabu, tegul meldžiasi, bet žmogus gali tikėti arba netikėti. Tai jo reikalas. Tarsi Kanto nuostata, ar ne? Laisvė apsispręsti. Kaip sakome dabar, nuodėmę apsispręsiu, šventumą apsispręsiu, mano reikalas. Už viską moka pats, va čia jau įdomu. Už tikėjimą, už netikėjimą, už meilę, už intelektą žmogus. Už viską moka pats. Vadinasi, jis laisvas žmogus yra tiesa, rusiškai pravda, tarp kitko, tai nėra istina. Neišvečiamas po šiai dienai, dėl to ir net Putino karas dėl pravdos, kaip žino. Kas yra žmogus? Tai ne tu, tai ne aš, ne jie, ne, tai aš, tai tu, tai tas senis, Napoleonas, Mahometas. Ir šitą viską sako girtas. Ir šito girto žmogaus frazė buvo įdėta į tarybinius vadovėlius. Visi viename pirštų nubrėžia žmogaus figūrą ore. Ar supranti visą didybę šią aktorių aiškina, kuris paskui pasikars? Visos pradžios ir pabaigos, viskas yra žmogui, viskas skirta žmogui, egzistuoja tik žmogus, visa kita rankų smegenų darbas. Žmogus tai skamba išdidžiai. Negailėk, ne žemink jo atgaila. Nes jeigu tu gailėsi, tu žemini. Įsivaizduojat, kokia beprotybė yra pasiekusi. Ir iš tikrųjų marksizme, kaip žinom, to iš bolševikų formai, tas yra įvykęs. Ir tas antžmogis tapo tikrai antžmogiu. Tai va dabar žiūrėkit fiziognomiką toliau. Čia šitas nuotraukos daromas dabar jau šitų žudinių, skerdinių Ukrainoje kaltininko žmogaus. Šiuo metu padarytas, tarp kitko, nuotrauka prieš savaitę. Va, kas čia dabar? Čia dabar jau tokio vėlyvesnio kokio nors Kaligulos, jo reiškia, girtusio nuo žudimo žmogaus veidas. Padarytas oficialiai per spaudos konferenciją, reiškia, jisai dėl to neįsiutęs, galima buvo ir kitokį padaryti, bet aš paėmiau tokį, kuris tokį neutralumą dar rodo. Ir štai iki kur galima ateiti su šita žmogaus didybė, kur pergalė yra viskas, pergalė yra mano kitų sąskaita, mano didybė kas yra? Lavoninė, kapinynas ir tai viskas daroma, tarp kitko, vakarų civilizacijos konfrontacijoje, sakant, kad ten viskas pasibaigė. O mes dabar atnešam naują civilizaciją. Tai yra vakarai supuvę. Na ką, marksizmas teigia mums 50 metų Lietuvoje, 70 Sovietų Sąjungoje. Dabar aš atnešiu kažką naujo. Tai va šitas naujas atominis ginklas, kuris pakabintas virš žmonijos. Išėjęs knyga 13 metais Vilniuje. Kitos knygos leidykla išleido, nelabai jinai populiari. Čia yra beveik mokslinis, tarkim, tikrai mokslinis sąmoningumo metamorfozių tyrinėjimas. Gintautas Mažeikis, žinomas filosofas, tarp kitko Leningrade baigęs rusų visą kultūrą, jis įsėmėsi save, kad jis gerai žino, kas dabar yra Rusija. Bet jis rašo apie įsitikinimus. Tai šitą pavadinimą aš išgirdau, maniau, kad klaida kokia nors užrašyta. Kas per to? Ir jūs nesuprantat. Nu tai dabar taip. Kitinimai arba, sakykime, kitas, ar ne? Kitas. Pavyzdžiui, jūs tampat, sakot, tiek pasigėriau, kad savęs nebepažįstu. Įsikitinai virtualų rolę. Šizofrenikas įsikitina į dviračkį. Tas jisai yra tas. Pasakose galima įsikitinti į kokį nors tapti kitu. Karnavalę galima apsirengti kaukę. Nu dabar jau pradeda suprasti, ar ne? Tai yra tai, kas yra laikina, tai, kas yra nepodiktiškai žmogui duota, ne pareiga.
O pareiga, ką Dievas davė, tą turi imti, reiškia. Ką gavai su visa gamta savo viduje biologija, tą turi imti, tą turi įvykdyti iki galo. Kantas gavo tokį ligotą kūną, ne veltui Jūratė Sučelaitė, matysite, kai jinai aprašo šitą, kiek jisai sirgo. Bet jis nusistatė savo pirmojų veikalų, kad jis gyvens 80 metų, ir jis išgyveno 80 metų, viską įgyvendinęs. Ir aš leisčiau dabar pasakyti, kaip Vidūnas viską darė, kad kūnas nesutrukdytų jo pareigos dvasinės ir tos moralinės pareigos būti žmogumi aukščiausio laipsnio ir išnaudoti protą, kiek gali. Tai vat, įsitikinimai trukdo mums dabar šitą daryti. Taigi vakarų civilizacijos vienas iš, galime likti pasakose, mituose, ten įsitikinti galim, karnavaluose, net rekonstrukcijose, dabar, pavyzdžiui, Klaipėdos šturmas, kas įsitikinom, jis sukilėlius, ar ne, kitais tapomi. Nu, tai, bet čia yra žmogus paprasčiausios sąvokos, teatras, įsijautimas, empatijos, taip pat būsena ir įsitikinimas. Nu, žodžiu, čia yra tokia gudrybė, net awareness, jeigu angliškai. Nu, nežinai, kaip išvers, čia tokia, bet jinai, įsivaizduokit, neįsitvirtina, nes 13 metai, jau virš 10 metų, bet nelabai tas savoka limpa, nes natūraliai matosi dirbtina. Taigi aš ir noriu baigti viską, jau mano laikas baigėsi, kad dabartinė filosofija paskutinė, jeigu nori būti Kanto pasiekėjais, turi būti stoiška. Iškai nepaisant nieko, kad rytoj gal ir pasaulio pabaiga, bet šitą aš turiu sodinti savo medį. Ačiū. Ir kviečiame kitą pranešėją, Jovitą Saulėnienę. Prašau. Toks provokuojanti pranešimo formuluotė. Ar Klaipėda Imanuelio Kanto miestas? Arba kas kuria miesto veidą? Kad laikas neprarastų laiko, prasmės ieškome istorinėje atmintyje. O atmintis tai mūsų siela. Ir kaip sako rašytojas Umberto Eco, praradę atmintį, prarandame ir sielą. Žmogaus dvasiai reikia peno, kad jis keltų teigiamas idėjas ir kovotų už aukštus idealus. Nepakanka vien kritiškai žiūrėti gyvenimą. Visada reikia siūlyti, kas turi būti, kokiais naujais idealais vadovautis vietoj griaunamų. Tai itin aktualu šiandien, kai kritika pasiekusi, na čia švelniai sakau kritika, pasiekusi aukščiausią temperatūrą beveik visose gyvenimo baruose. Už tai nepaprastai aktuali yra šiandien konferencija ir nepaprastai aktualios gerbiamo Juozaičio mintis išsakytos. Man, besidominčiai Klaipėdos miesto kultūros istorija, yra nepaprastai patrauklus miesto ir asmenybės santykių aspektas. Kas kuria miesto veidą? Kokią įtaką miesto gyventojams turi didžiosios asmenybės? Koks galėtų būti Imanuelio Kanto vaidmuo šiandieninės Klaipėdos visuomeninėme kultūrinėme gyvenime? Ir žinoma, nereikia formuluoti, ar Imanuelis Kantas gali būti dvasiniu autoritetu, Daujotytės terminų labai gražių dvasios donų. Žinoma, kad tai. Bet daugelis klausimų yra labai atviri ir į kuriuos nėra vienareikšmio atsakymo. Tačiau atvirame klausime glūdi gyvenimo esmė. Ir ieškodami atsakymų, praeiname tais tarsi po kojomis kultūros atminties patiestais takais ir dvasiškai auginame save. Tad kas kuria miesto veidą?
Štai jūs matote Bibliją, va šito mūsų rytprūsių arba prūsų Lietuvos knygų knygą. Ir žiūrėkit, 16 amžiuje štai kokia buvo siūloma mintis, kad knygos stiprina miestus. Ir knyga, ir šita autorių kūrybinė knyga, ne vieno autoriaus knyga, yra skirta žmogaus sielai, žmogaus dvasiniam gyvenimui. O nuo šito gyventojų dvasinio gyvenimo priklauso ir miesto siela. Dabar žiūrėkime Kanto svarbiausios knygos. Kanto, nesileidžiant į detalės, Kanto pagrindinės knygos drąsina savarankiškai mąstyti, jo žodžiais tariant, naudotis savo protu. Vadinasi, Kanto tos knygos iškelia asmenybės vaidmenį mieste. O kas yra asmenybė? Man labai patiko Jungtinių Amerikos valstybės prezidento Teodoro Roosevelto mintis, kad asmenybė yra žmogaus ir tautos gyvenimą lemiantis veiksnys. Ir galime prisiminti, kiek vienas žmogus, viena asmenybė gali turėti įtakos miestui. Paminėkim, kad ir Vaclovo Into pavyzdį Mosėdyje, kur yra sukurtas akmenų muziejus po atviru dangumi, arba kitaip tariant, tą akmenų, kaip aš vadinu, akmenų oratoriją. Pavyzdžiui, Juodkrantė labai kukliai bando atsiremti į Liudviko Rėzos asmenybę ir tapti patrauklia kultūros vietovė. Ir man kyla klausimas, ar Klaipėda pasinaudoja kultūros dvasios persmelktų asmenybių galia miesto įvaizdžio patrauklumui, tam tikrų tradicijų kūrimui? Manau, kad nelabai. Gal tik Simono Dacho ir jo meilės fėjos Taravos Anikės burtai praskleisti, ir tai tik iš dalies. O juk turime miesto globėją Šventą Joną Evangelistą, šį dangiškąjį miesto mecenatą. Anksčiau Švento Jono Memfis ložės nariai pagerbdavo švęsdami Jono dieną ir pritraukdami į šventę masiškai miesto gyventojus ir taip ugdydami jų bendruomeniškumo jausmą. Prisiminkime, kad ir istorinę karalienę Luizę. Jei tikėsime Kanto teiginiu, jog pats sunkiausias žmogaus išradimas yra menas valdyti ir menas auklėti, tai tą sunkiausią meną karalienė Luizė puikiai įvaldė 1807–1808 metais Klaipėdoje, be kita ko, taip pat remdama reformatorių pradėtas čia Prūsijos didžiasias reformas būtent Klaipėdoje ir būtent Kanto dvasia. Žodžiu, asmenybių sąrašą galime tęsti, kiekvienas surasime savo favoritus, tik dėja nesame suformavę praeities asmenybių poveikio tradicijų mieste. Ir be kita ko, praeities asmenybės nepaprastai sunkiai skinasi kelius į dabartį. Tai galėtų pasakyti ir gerbiama direktorė. Ir štai 2019 metais tiesiog kaip varpas suskamba Imanuelio Kanto vardas, kai buvo suteiktas viešajai bibliotekai, pavadinta viešoji biblioteka jo vardu. Va tada lyg ir Kantas pradėjo grįžti pas mus. Tada
pasidarė daugeliui įdomu, kokį minčių tiltą iš 18-ojo švietimo arba tos vadinamos apšvietos amžiaus permeta mums Immanuelis Kantas. Ir va štai Kantas, tas Klaipėdos miesto dvasios donoras. Ir, štai. Ir tada va, tas klausimas yra, ar Klaipėda Immanuelio Kanto miestas. Va, čia jūs matote dailininko Wolfo sukurtą portretą. Tai yra tipiškas Karaliaučiaus Kantas. Karaliaučius yra Kanto miestas. Ir Kantas jau 1788 metais pasirinko epigrafu, atsiprašau, čia gal, pasirinko epigrafu va tą žvaigždėtas dangus ir moralės dėsniai manyje, kurį iškabino ant pilies sienos. Ir taip labai trumpai tariant, Karaliaučius yra Kanto gimtasis miestas, kuriame jis praleido visą gyvenimą. Čia jis buvo pripažinta autoritetinga asmenybė, be galo įdomi ta medžiaga yra. Čia jis atgulė amžino poilsio. Čia susiformavo Immanuelio Kanto amžininkų, vėliau vokiškoji, vėliau rusiškoji Kanto palikimo tyrimų tradicija. Ar paklauskime, kokio istorinės asmenybės tyrimo tradiciją turi Klaipėda. Na, o čia dar keletas iš Kanto. Jūs pažiūrėkit, senasis Karaliaučiaus universitetas, Žmonės gali galvoti apie katedrą, bet čia yra tas pirmas pastatas. Karaliaučiaus universitetas, va matot, kuriame Kantas 41 metus darbavosi, matot, kokius jis dėstė disciplinas kokias ir kiek paskaitų perskaitė. Ir žinoma, va štai vėl čia yra ir paminklas, aš tik noriu pasakyti, kad šitas piešinio autorius yra nežinomas. Kantas Karaliaučiuje yra įamžintas. Ir miestas Kantui sukūrė paminklą tiek konkrečia prasme, tiek ir simbolinė. Be kita ko ir gerbiama Juozaičio pjesė Immanuelis Kantas amžinybės nebus, jame irgi iškyla Karaliaučiaus Kantas. Žinoma, tai yra ir gerai. Na, o Kantas ir Klaipėda. Žinot, aš nedrįsau pasirinkti portreto Kanto, todėl, kad mes nesame įpratę prie klaipėdietiško varianto. Koks Kantas turėtų būti? Jis ateina pas mus, jis meta tą minčių tiltą iš Karaliaučiaus. Jis yra kitoks, jis turi būti klaipėdietiško to spalvos. Ir va čia man pasiūlė, pakonsultavo Birutė, pačia Kačanauskaitės yra grafika, miestas. Kažkada, aišku, kada bus didesnis įdirbis, atsiras ir Kanto klaipėdietiškas portretas. Ir man tada, ir svarbiausia, kad Kantas į Klaipėdą kojos nėra įkėlęs. Ir tada turbūt mums iškyla uždavinys, kokį Kantą klaipėdiečiams pateiksime, kuo jis skirsis nuo Karaliaučiaus, kokius jis įsigaus tos klaipėdietiškus bruožus. Juk tai yra be galo svarbu, ta specifika. Ir tada man kyla klausimas, tai kodėl mes keliam tokį klausimą, kokie saitai sieja Kantą su Klaipėda. Ir žinoma, štai yra tos trys gyvybingos gijos. Klaipėda Kanto tėvonija, Kanto mokiniai Klaipėdoje ir Kanto įamžinimas Klaipėdoje.
Na ir labai trumpai apie kiekvieną. Čia tiesiog aš atsiprašau, konspektyviais pasakysiu. Čia yra Klaipėdos miesto žemėlapis, čia Kanto prosenelių laikais, bet paskelbus Švento Jono bažnyčios knygas ir Zembrickui publikavus Kantų šeimos dokumentus, kurie buvo saugoti Klaipėdos Šilo karčiamos apskrities archyvuose, mes sužinome, kad Klaipėdoje gyveno Kanto senelis balnų ir pakintų meistras Hansas Kantas, senelė Ana Kant gimusi Reinš. Jie gyveno Fridricho mieste ir senamiestyje, dviejose vietose. Jie buvo evangelikai liuteronai, kaip sakė kunigas. Jie lankė Švento Jono bažnyčią, šioje bažnyčioje tuokėsi, čia meldėsi prašydami Dievo malonės, čia baigė žemišką kelionę, jie ir atgulė amžino poilsio. Švento Jono bažnyčioje, Klaipėdoje gimęs Kanto tėvas, taip pat Balnius Johanas Georgas Kantas, buvo pakrikštytas, kaip ir kiti jo broliai. Ir labai noriu pabrėžti, tėvas Kanto pragyveno mieste 30 metų iki išvykimo į Karaliaučių. Va, štai yra tie faktai, vadinasi, eina jie ir biografijai. Dabar kuo jie yra reikšmingi? Mokslininkams šitas faktas atvėrė galimybės tyrinėti Kantų giminės kilmę. Ir vat atsiranda tas vienas iš aiškinimų kilmės baltiškoji Kanto kilmė. Žinoma, tai labai gražus yra argumentai už prieš, yra kiti, sakysim, kad Kantas ir prūsietis, kad yra škotiškas ir taip toliau, škotų kilmės ir taip toliau, bet viena iš tų yra labai svarbi yra. Tai yra vienas aspektas. Kitas aspektas, klaipėdiečiam, kuris yra nepaprastai svarbus. Kantui Klaipėda tai yra tėvo miestas. Mes, kaip žinome, šitame prūsiškame krašte dominavo tėvo kultas, ne motinos, kaip didžiojoje Lietuvoje. Ir aš manyčiau, kad ir yra argumentų, ir tik dėl laiko stokos jos gal ir neriškinsim, kad būtent tėvas, kuris susiformavo Klaipėdoje ir kuris, jis tas visas savybės, kuriomis mes šiandien žavimės, nebijau to žodžio pasakyti, jis perėmė iš tėvo. Tėvas buvo amatininkas. Jūs puikiai žinote, Klaipėdoje, čia aš grįšiu prie šitos minčių, čia yra Fridricho miestas, arba Klaipėdos Fridricho priemiestis ir viena iš jų heraldikos tokio elementų, kur čia yra Skupriaus svajūno dabar atkurta. Yra labai tokios ir čia ir pastate. Tai šitam Fridricho mieste gyveno daugiausiai amatininkai ir kariai. Amatininkai, kaip žinote, tai buvo tas luomas, į kurį buvo žiūrima, kad jis suneša labai daug mokesčių, pinigų, kad net ir sunkiais metais tai yra labai svarbus dalykas yra. Antra, šitas luomas tai buvo taip, jo gyvenimas, luomo gyvenimas buvo taip reglamentuotas, kad jie labai ir jų cechai, ir jų kasdienis gyvenimas, ir jų šventės, viskas buvo nuo A iki Z jų gyvenime, jie gyveno pagal tam tikrus teisinius, nebijau pasakyti, reglamentą gyveno. Ir dar vienas momentas yra, tai yra, kad šitas iš amatininkų luomo išaugo kitas pirklių luomas. O Klaipėdoje tai yra nepaprastai svarbu yra. Būtent ir senelis Hansas
Jis turėjęs, būdamas balnių ir tas pentinų meistrų, jis turėjo to dvarininkų ambicijų, juk jis buvo įsigijęs dvarelį. Tiesa, jis paskui prasiskolino. Ir kada tu pamatai, paskaitai jo raštą, prašymą, kad atidėtų jam skolą, matai, kai jis buvo labai šviesus žmogus. Ir vadinasi, šitas, tas į pirklių luomą, miestų kūrėjų, Klaipėdos miestų kūrėjų luomą, vadinasi, šitą klaipėdietiškoji linija, tai yra tėvo linija pati stipriausia, kuris sieja su mumis, kurią reikia analizuoti, gilintis į archyvus. Ir žodžiu, jau kitas, ir va čia yra net ir gyvenimo vietos, va čia yra va tas Fridriko miestas, kariai, žiūrėkit, kariai, kiek, vėl kitas momentas, kiek žirgų buvo Klaipėdos mieste. Juk net viena gatvė atsirado Klaipėdos mieste, todėl, kad nebuvo, reikėjo surasti vietą, kur tuos žirgus pastatyti. Ir tai atsirado tas, ir už tai tas amatai, va šitie balniaus, jis buvo labai populiarus. Ir dar kai žiūri, iš kur jie išmoko Tilžės ir visi kiti, kur eina tos gijos visos, tai yra toks, yra be galo toks vėl, kad suteikia va tai šeimai ir lėšas, ir gyvenimo būdų, ir charakterių ir taip toliau. Va, ir va todėl va ta tėvo linija yra nepaprastai svarbu, ir va tas Hansas persikėlė gyventi, va čia, aš grįžtu, čia į tą pusę, ne? Va. Labai gražios nuotraukos, čia yra gimtasis, čia manoma, kad čia yra buvęs stovėjo senelio Hanso namas, va, senamiestyje, Tomo gatvė 35. Va, tai šitą, ką man norėjusi pasakyti, labai akcentuoti. Ir žinoma, ta vieta yra dar evangelikų liuteronų bažnyčia. Čia jie atgulė amžino poilsio, čia, kaip minėjau, ir va čia. Ir štai aš nepaprastai esu dėkinga ir kunigui Movui, ir gerbiamai Lilijai Petraitienei. Štai jau Švento Jono bažnyčioje kabo atminimo lenta Kanto protėviams. Tai yra pirmoji tokia ryški pirmas ryškus atminimo ženklas Klaipėdos mieste. Ir man labai gražu, kad savivaldybės biblioteka bendradarbiauja kartu su Švento Jono bažnyčia. Nepaprastai gražus renginys, labai daug žmonių. Tai va šitiek, pirmas toks aspektas. Antra vieta, tai yra, žinot, vėl čia labai trumpai pasakysiu, kad antras aspektas, kuris yra nepaprastai perspektyvus, yra ir nepaprastai įdomus, ir labai netyrinėtas, tai yra Kanto mokiniai Klaipėdoje. Va štai Rotušė. Va ta vieta, į kurią mes turėtume atkreipti dėmesį. Mokytojas ir mokinys. Jeigu rašytume didžiosiomis raidėmis, mokytojui turėti mokinius, tai yra pats didžiausias įvertinimas. Kantas išaugino didžiausią būrį savo mokinių ir iš jų ne vienas yra susijęs su Klaipėda. Na, aš paminėsiu, čia yra vieni iš, pirmiausia, čia neturiu aš portreto, tai yra Johanas Heinrichas Försteris, kuris visose šaltiniuose pabrėžiama, kad tai buvo stropus Kanto mokinys. Apie jį reikėtų kalbėti kaip apie Kanto dvasia išugdytą valdininką, dėmesingą žmogui, darbštų, darantį darbus. Tas Försteris labai daug nusipelnė, daug parengęs smėlynų apželdinimo planą ir Nerijoje smiltynėje ir panašiai.
Va čia yra tie, kada Klaipėda buvo laikinoji Prūsijos sostinė, va šitie Kanto mokiniai, buvę studentai, nepaprastai tokios stiprios asmenybės, aštraus, gilaus proto. Vat Friedrichas Leopoldas von Šrioteris, labai daug jo yra darbų, gerų yra. Taip pat Heinrichas Theodoras von Šionas, kuris yra laikomas labiausiai šito Kanto geriausių mokinių ir diskutavęs su Šlėriu apie Kantą ir panašiai. Vat jų darbai, jų asmenybės, tai yra nepaprastai didelis pavyzdys. Ir jie visi buvo įamžinti Borusijos paminkluose, tuose aplink Hermuose. Na ir dar, va čia, ir norėtųsi man paminėti, kuris nebuvo mokinys, bet yra Henry Fuchsas, buvęs Nidos mokyklos mokytojas, kuris yra parašęs Nidos mokyklos kroniką, įsteigęs Kuršių Nerijos muziejų. Ir jisai 1937–38 metais apsigyvenęs Klaipėdoje ir įsidarbinęs Klaipėdos krašto muziejuje, rūpinosi gauti 1904 metais atlietą vieną iš 12 Kanto Kaukolės kopijų. Jos buvo nulietos Manuelio Kanto 100-ųjų metinių proga. Ir paskutinis aspektas tai yra Kanto vardo įamžinimas Klaipėdoje. 24 metai, 200 Kanto jubiliejiniai metai, gimimo metai. Ir šito tada čia buvo Lietuvininkų aikštė pavadinta Kanto aikšte, nutiesta Kanto gatvė. 37 metais suteiktas Kanto vardas moderniai mokyklai ir pagaliau antrasis etapas. Aš taip pat noriu pasakyti gražiausius žodžius ir tikrai turbūt nieko žmogui nėra maloniau, kaip pasakyti gražų žodį, va dabar šalia esantiems žmonėms. Ir aš esu labai dėkinga ir manau, kad gerbiama direktorė įeis į miesto istoriją, kuri tikrai be visų gražių ir prasmingų darbų, nuveiktų darbų, kad pasirinko tokį dvasios milžino vardą mieste ir taip energingai ir garbingai jį populiarina. Ir aš manau, kad visi tie darbai, kurie sumanyti, ir tas Kanto centras tikrai bus sukurtas ir jis tikrai atsiras. Ir žinoma, ir kiek aš dabar irgi taip labai trumpai parodysiu, kokias jie per tuos nepilnus 5 metus, kiek yra darbų įveikę, bet kita vertus aš labai norėčiau paminėti ir suaugusių aptarnavimo informacijos skyriaus vedėja Loreta Liutkutė. Tikrai tai aš ją vadinčiau Kanto kūrybinio palikimo ambasadorė. Tikrai dalykiškai, profesionaliai, ne tik pati žingsniuoja to Kanto atminties taku, bet jinai taip įtraukia ir suburia gilintis ir kitus. Ir koks, žiūrėkit, 5 mokslinės konferencijos, kuriuose perskaityti 29 pranešimai, organizuotos parodos, pažintinės ekskursijos, literatūriniai vakarai, paskelbtas Kantui skirtas knygos konkursas ir nuoširdžiausi sveikinimai Jūratei Sušylaitei. Užmegztas bendradarbiavimas su Klaipėdos universitetu, su Švento Jono bažnyčia, su Pagėgių savivaldybė. Visa tai Kanto pirmą kartą Klaipėdoje, kada ta praeities asmenybė yra šitaip pagerbta ir tikrai donorų tampa. Tampa donorų. Ačiū uždėmesi. Labai trumpai žiūrėkit, čia visi, kurie žiūrėkit, kiek yra darbų padaryti.
paskutinis šiandien mūsų taip ilgai lauktas pranešimas profesorės daktarės Jūratės Sušilaitės, kuri, na, taip intriguoja su būsima knyga mus. Prašau. Paprastai aš kalbu apie jau parašytas knygas ir tai mane sukelia diskomfortą, bet aš niekada nekalbėjau apie rašomą, redaguojamą knygą. Bet šį kartą aš buvau paprašyta pasidalinti mintimis, ką supratau, rašydama apie Immanuelį Kantą. Savo rankraštį aš iš pradžių vadinau apysaką, vėliau romanu. Grožinės literatūros kūriniai, net parašyti istorinėmis temomis, neskirti istorijos mokymuisi, nes juose yra meninis išmonės, fantazijų, nebijoma remtis mokslininkų nepatvirtintomis nuomonėmis. Taigi kyla klausimas, ar apskritai reikalinga istorinė fikcija? Mokslininkai įvertina, ar dokumentai, kuriais jie naudojasi, yra originalūs, nesuklastoti, išstudijuoja atskirų istorinių laikotarpių įvykių priežastis, jų seka, mokslininkai pateikia skaitytojams sausus faktus, o rašytojas praeitį prikelia gyventi. Idealu, kai skaitydamas žmogus pamato personažus, kartu su jais jaudinasi arba mėgina personažui prieštarauti, kai mato jo kelią, namus, girdi, kaip jo aplinkoje šnopuoja bėgantys arkliai, ar girgžda prie krantų prišvartuoti laivai. Regimieji, girdimieji įspūdžiai skaitytoją perkelia į aprašytą erdvę ir leidžia būti šalia personažų, klausytis jų pokalbių. Apie istorinius įvykius pasakojanti grožinė literatūra praėjusių epochų įvykius paverčia mūsų asmeninės patirties dalimi. Antra vertus, mes esame pakankamai išsilavinę ir žinome, kad beletristika tai ne mokslinė literatūra. Ji yra tik priemonė, leidžianti mums žaisti su istorinė tema susijusi žaidimą. Bet šis žaidimas įdomus, didina smalsumą, gali paskatinti domėtis praeities epochomis ir istorinėmis asmenybėmis. Ryžausi rašyti apie filosofą Immanuelį Kantą. Pati norėjau labiau pažinti jo gyvenimą, juo susidomėti ir pamėginti sudominti kitus. Nors romanas apie Immanuelį Kantą yra neskirtas istorijos ir filosofijos mokymuisi ir man kai kuriai leidžiama fantazuoti, vis dėlto stengiausi paskaityti kaip galima daugiau faktų apie Immanuelį Kantą. Norėjau, kad mano rašomas kūrinys, nebūtų kaip juodas drabužis susiūtas baltais siūlais. Žinau, kad rašomą medžiagą reikia komponuoti. Kai nėra geros kompozicijos, skaitytojų tekstas nusibosta. Net sunku suprasti, kodėlgi rašoma. Kitas iššūkis, su kuriuo reikia susidoroti rašytojui, tai suvaldyti, sukoncentruoti savo paties energiją. Ji turi būti kryptingai nukreipta tikslo siekimui. Jei nepavyksta, atsiranda bereikalingų kartojimų, nukrypimų į nesmines detalės. Susikoncentruoti nėra lengva, nes nesi kūrybinėse atostogose. Kūryba visada yra laisva, bet rašymas apie neišgalvotą, o apie pasaulyje žinomą filosofą Kantą mane spraudė į rėmus. Iš vienos pusės kūrybinį darbą įrėminanti Immanuelio Kanto biografijos medžiaga, iš kitos pusės mano noras sukomponuoti fragmentus taip, kad nebūtų nuobodu, kad pasakojimas būtų dinamiškas. Nelengva. Rašantieji kartais nori įtikti skaitytojams ir stengiasi jiems pataikauti. Ar tu žinai, kad Immanuelis Kantas buvo labai seksualus? Apie tai reikia rašyti, nes skaitytojams tai patiks. Yra medžiagos apie jo girtavimus ir moteris. Išgirdau tokį patarimą. Tokio pasiūlymo nelaukiu iš mūsų intelektualams atstovaujančio žmogaus. Pataikaujame, slystame paviršinę,
ir 1 valandą pavargstame gyventi. Mes nebematome prasmės. Žmogus nedaiktas, taigi jis ne tai, ką galima panaudoti tik kaip priemonę. Visose jo poelgiuose jį visada reikia traktuoti kaip tikslą patį savaime. Žmogus žmogui turi būti savaiminis tikslas, o ne priemonė siekti savo tikslų. Taigi prisiminiau Kantą. Pacitavusi Kanto mintis galvoju, kad ne tik žmogus, bet ir neatsakingo pasakojimo apie jo gyvenimą negalima panaudoti kaip priemonės savanaudiškiems savo tikslams siekti. Mums visiems rūpi, labai rūpi, kiek Imanuelis atstovauja lietuviškai kultūrai. Įprasta žymius mąstytojus, menininkus sieti su ta kultūra ir su ta tauta, kurios kalba jie kalbėjo. Imanuelis Kantas yra vokiečių klasikinės filosofijos atstovas, rašęs mokslinės esė vokiečių kalba, namuose ir universitete vokiškai kalbėjo. Bet jis gyveno ne Vokietijoje, o Prūsijoje, kurioje gyveno daug lietuvių. Prūsijos kultūros perėmėjai esame ir mes. Todėl domimės Prūsijos vokiečių ir Prūsijos lietuvių kultūromis, jų sandūrą. Imanuelio Kanto senelis Hansas gyveno Klaipėdoje. Čia gimė ir augo jo tėvas Johanas Georgas Kantas. Be abejo, senelis Hansas mokėjo lietuviškai, nes Hanso tėvas Richardas, Imanuelio prosenelis, vokiškai nekalbėjo. Imanuelio tėvas Johanas, galbūt būdamas jaunuolis, išvyko gyventi į Karaliaučių. Vėlgi, aš savo leidžiu vadovautis ir ne visada mokslininkų patvirtintomis nuomonėmis. Taigi mano knygoje Imanuelio tėvas išvyksta gyventi į Karaliaučių, jaunesnis, negu ką tik girdėjome. Ir galbūt aš tai sieju su tuo, kad kai mirė Imanuelio tėvo Johano Kanto mama, netrukus į namus atėjo kita moteris ir jaunuolis. Ir dar būdamas jaunuoliu, Imanuelio Kanto tėvas tai skaudžiai išgyveno. Galbūt tai buvo irgi viena iš priežasčių tolti nuo Klaipėdos. Imanuelio Kanto mama Ana Regina, kaip ir tėvas, kalbėjo vokiškai, bet Anos Reginos kilmė visgi siejama su lietuviškomis šaknimis. Jos prosenelė Milkė kalbėjo lietuviškai. Imanuelio prosenelė Milkė kalbėjo lietuviškai. Mažosios Lietuvos švietėja Kristijoną Gotlybą Milkų ir Imanuelį Kantą sieja tolimos giminystės ryšį. Teko skaityti, kad Imanuelis Kantas nekalbėjo taisyklinga vokiečių kalba, kalbėjo Karaliaučiaus vietinę vokiečių kalbą, paveikta kuršių, lietuvių, latvių, senųjų prūsų ir kitų kalbų. 18 amžiuje liuteronai petistai skatino pastorius su žmonėmis bendrauti jų gimtąją kalbą. Tai sudarė sąlygas išsaugoti lietuvybę, atsirasti giesmynams, grožinės literatūros kūriniams lietuvių kalba. Imanuelio Kanto gyvenamuoju laiku dvasios aristokratai suvokė, kad pastoriams su žmonėmis reikia kalbėti gimtąją kalbą, ne tik todėl, kad būtų suprantamas Dievo žodis, bet ir todėl, kad dieviškieji slėpiniai vis kitokių grožių atsiskleidžia atskirose kalbose. Vienas iš tokių dvasios aristokratų buvo pastorius Francas Šulcas, kuriam dar gyvam esant Imanuelis norėjo statyti paminklą. Prūsų liuteronų požiūrį į gimtąją kalbą, į lietuvių kalbą. Šiandien aktualu prisiminti ir susimąstyti, ką praranda didesnį dėmesį skirdami anglų, o ne lietuvių kalbai. Imanuelio Kanto laikais buvo naudinga būti vokiečiu. Studentai Imanuelio Kanto artimieji draugai buvo labai susieti su lietuvių kultūra. Vienas iš jų, Kristupas Frydrichas Heinsbergas, kilęs iš Ragainės, kitas Blomeris, taip pat iš Ragainės. Heinsbergas ir Blomeris vienas kito vadino šeimiečiais, tautiečiais ir atrodo mokėjo lietuviškai. Ne viename anglų kalba parašytame rašinyje Heinsbergas vadinamas lietuviu.
Ragainės prūsus Jėzbergą ir Vlomerį savo tekste aš tapatinu su lietuviais. Su Vlomeriu Kantas gyveno viename kambaryje, esant reikalui, dalyjosi tuo pačiu švarku ir tais pačiais batais. Tilžės klebono sūnus Laudienis dosniai Imanueliui atlygindavo už privačias pamokas ir jį vaišindavo kava ir balta duona. Laudienio pavardė liudija lietuviškumą. Su Vlomeriu, Heilsbergu Imanuelis žaidė biliardą. Taip vaikinai prasimanydavo pinigų būtiniausioms reikmėms. Jau minėjau, kad atstovauju fikciniai prosai, nedokumentiniai. Nors prieš rašydama skaičiau Kanto biografų medžiagą. Istorinis faktas toks. Jučiuose, kuriuose Imanuelis dirbo namų mokytoju, gyveno Kantų šeima. Kai kas darė prielaidas, kad būtent toji Kantų šeima klebonai rekomendavo priimti Imanuelį kaip namų mokytoją. Bet tai nebuvo patvirtinta. Aš nežinau, kokia kalba kalbėjo Kantų šeima Jučiuose, bet pamėginau įsivaizduoti, kad Jučiuose susitiko Imanuelis Kantas ir lietuvis Martynas Kantas. Jų susitikimas tai fikcija, bet man tai įdomu. Tokia jau ta Prūsija. Iš to paties kamieno auga ir vokiečių, ir lietuvių kultūros šakos. Imanuelio mama mirė, kai jam buvo 13 metų, o tėvo sveikata prastėjo, šeimai trūko pinigų. Friedricho kolegijos, kitaip vadinamas Frederikana, moksleivį Imanuelį Kantą žavėjo Cicerono posakį. Valgyti ir gerti dera tiek, kad atkurtum jėgas, o ne jas slopintum. Darbai yra svarbiau už žodžius. Ciceronui įkvėptas. Imanuelis pagalvojo, kad geriau atsisakys pietų, o ne privačių prancūzų kalbos pamokų. Taip ir padarė. Vienam kitam mokiniui jis padėjo mokytis, už tai draugai su juo pasidalijo sriuba. Daug buvo alkanų dienų, bet buvo tikslas mokytis. Imanuelis nuo mažens tikėjo, kad dideli gabumai jam duoti tam, kad jis daug nuveiktų, aiškindamasis pasaulį, kad vystytų savo protą. Jis augo kaip asmenybė ir kaip mokslininkas, siekdamas pažinti pasaulį, aiškindamasis, ką jis gali žinoti, ko gali tikėtis, ką turi daryti. O dabar mes vis dažniau siekime nepažinti pasaulį, neaiškintis, kas pažinu, kas nepažinu, nesvarstome, ką turime daryti šiandien, kad geriau sutartume ir neišnaudotume vieni kitų. Mes skubame gauti vis naujus diplomus ir pirmiausia ieškome materialinės naudos, nuleidžiame rankas, jei nėra sąlygų. Vis dažniau vadovaujamės ne savo protu, o programėlėmis. Imanuelis Kantas ragino išdrįsti vadovautis savo protu. O kas yra žmogus? Tai irgi rūpėjo Imanueliui Kantui ir Kanto. Ir mūsų laikais žmogaus gyvenimas labai trumpas, jo trukmės negalima lyginti su milijonais metų, kurių reikėjo planetoms formuotis. Dar jaunas Imanuelis rašė apie žūstančius ir iš naujo besikuriančius pasaulius. Yra kaita. Mes labai maži, nušvintantis ir gęstantis visatoje. Tad ar verta jaustis nelaimingam, jei šiandien turi duonos, vandens, oro ir šalia tavęs yra žmonių, kuriems gali palinkėti gražios dienos. Antra vertus, mūsų trumpi gyvenimai mums labai svarbus ir mes turime juos nugyventi taip, lyg tas pomirtinis atpildas ir lyg tas pomirtinis gyvenimas būtų. Taigi nugyventi dorai, atsakingai. Taip galvoja Imanuelis Kantas. Neneigęs Dievo sielos pomirtinio gyvenimo, tik sakęs, kad tie dalykai mums nepažinus. Be dėmesio savo gyvenimą, savo patirtims, be noro matyti visumą, mes negalime išmokti ieškoti gyvenimo prasmės ir jos atrasti. Pakartoju, Kantas drąsina ir reikalauja vadovautis savo protu. Tokias mintis pasirašiau vakar. Ačiū Jums labai, Jūrate. Išties profesorės būsima knyga dabar jau visų dėmesio centre. Nekantriai laukiame pristatymo knygos.
O oficialioji pranešimų dalis baigėsi ir dabar turime trumpą kavos pertraukėlę, po kurios 1 valandą, kaip ir minėjau, maloniai kviečiame dalyvauti viešoje atviroje diskusijoje. Ir tada bus galima paklausti pranešėjų, gerbiamų diskutuoti, galbūt pasidalinti idėjomis, mintimis. Tai pasimatysim netrukus. Ačiū visiems.